Kas ir suklysti. Nieko, ką tu čia suklysi iš lygos. Sveika publika, Bostono krabas šitame urvelyje jau ne vieną sezoną, reikėtų taip sakyti. Dar neprasidėjo kitas sezonas, bet mes su jumis vėl mosikuojame su savo žnypliam. Kiek krabai turi žnyplių? Kaip gražiai. Aš pasisveikinu ir atsisveikinu. Vienu metu. Labai nuoširdžiai. Aš ir su tokiu pat gestu. Ta prasme, pasisveikinu. Nors čia bendrai ne visai pasisveikinimo gestas. Bet tiesiog, jeigu tu, gal pasisveikinti sunkiau taip yra, bet kokiu atveju sveiki sugrįžę. Ir vyresnysis krabas, matau, yra tiesiog, toks visos pasitempęs. Kaip jūsų savaitė šita buvo laukimas, iki kol mes išleidom pirmuosius šortus savo ir laukėte, kol galėsime pagaliau ir apie naują sezoną pašnekėti tokiais rimtų dėdžių balsais. Taip, tai tikrai šortai yra vienas formatas, tai iš esmės skirtas, kaip jau mes ne kartą sakėm, su pačiais baziniais dalykais susipažinti, o mūsų būtent pokalbiai dabar iki lenktynių komentavimo tiesiogiai skirti truputį pagilinti tą informaciją, kas jau norėtų. Tai aš labai laukiu, nes ir mums patiems įdomu pasikeisti nuomonėmis ir turbūt kalbėsim apie tai, kol dar nebuvo bandymų ir dar nėra aišku rezultatai, kokie čia bus tų mašinų, tai dar taip labai apitiksliai pakalbėsime apie mūsų lūkesčius 24 metam, kaip komandos savo pilotais, kaip mums atrodo. Nes kaip apžvalgą vadinti tikriausiai būtų sunku, bet gal priešžvalga. Būsim skautai pirmieji į naujo sezono horizontą bandysime žengti ir pakalbėsime tiesiog apie, pavyzdžiui, palyginsime, kaip komandos, apie kurias kalbėsim, pasirodė šiais metais, palyginus su kitais metais, ko mes galbūt galėtume arba negalėtume kaip tik iš jų tikėtis pagal esamą situaciją. Bet gal tokie, kaip ir pradiniai dalykai, man šiaip visą laiką būdą atsimenu NBA, tokia yra nacionalinė krepšinio asociacija, NKA lietuviškai. Ir jinai turėdavo tokią vadinamą biudžetą, kurį galima tik tai skirti komandoms, kad jos nepradėtų susipirkti pačių geriausių ir kad būtų šiek tiek sąžininga. Yra du dalykai, apie kuriuos noriu pašnekėti. Tai vienas dalykas tai, kad tai vadinama algos kepurė lietuviškai, tačiau su kepurė tai iš tiesų nieko bendro neturi. Cap yra riba. Cap yra tik tais kita prasme kepurė, kurią užsidedam. Šapka, taip sakant, labai jau taip liaudiškai. Bet mane kažkaip visą laiką būna, kad taip atrodo net susikandi labiau, kokia čia kepurė. Čia yra tiesioginis žodis, tiesioginis vertimas yra riba, cap. Tai dėl to aš esu toks labai VLKK šalininkas, galbūt nežinau, toks atrodau, bet aš sakyčiau riba, bet kadangi yra priimtas kalboje, vartojamoje kalboje kepurė, tai liksime prie to apibrėžimo. Bet kodėl aš apie tai šneku? NBA visą laiką būtų įdomu, kas kokią nusipirks žaidėją tarpusezonių ir panašiai, bet Formulėj 1 egzistuoja tie patys dalykai. Bet mes atrodo lyg ir pamažu keičiasi ta algų kepurė. Kokia ta situacija šiais metais bus? Aš irgi apie algų kepurę gal nenorėčiau dabar ir kitų klaidinti, mūsų žiūrinčių ir savęs klaidinti. Aš įsivaizdavau, kol irgi kaip pradedantysis, kad kepurė algų, gal netikslus pavadinimas, biudžeto kepurė galima sakyti. Nes pasirodo, kad šitų pilotų atlyginimai neįeina į šitą. Tai tu gali bet kiek mokėti. Gali mokėti bet kiek. Todėl šitoje vietoje, kad neskriausti darbuotojų Formulės 1, tai ten rašo, kad neįtraukiamos visos rinkodaros išlaidos, lenktynių vairuotojų mokesčiai ir atlyginimai ir 3 geriausiai apmokamų komandos darbuotojų išlaidos. Bet to į viršutinę ribą neįtraukiamos darbo užmokesčio išlaidos darbuotojams esantiems motinystės, tėvystės atostogose, visi tie dalykai, medicininės išlaidos. Ir nenori FIA, kad būtų demotyvuojami, žmonės, kad jie ribojama sąmoningai juokas. O tai 3 geriausiai skaitant vairuotojus? Nes irgi darbuotojai kaip. Ar čia aukštesnėje vadovybėje? Čia parašyta pagal reglamentą, kad 3 geriausiai apmokamus komandos darbuotojams, tai pilotai yra
kaip ir darbuotojai, tai natūralu, kad pilotai gauna, jeigu ne visai paskutiniai kažkokie, tai kurie paimti ką tik iš, pavyzdžiui, Formulės 2, tai manau, kad jie yra numeris 1, numeris 2 ir toliau galbūt komandos vadovas, apie kuriuos irgi pašnekėsim. O tu manai, bent vienas mechanikas daugiau už Loganą Sargentą gauna? Ar visi sustriugo? Ne, aš manau vis tiek, koks bebūtų atsarginis, atsarginis pilotas sunku man pasakyti, bet vis tiek pilotai, aš manau, jie turi dirbti savo darbą. Tai vat, dabar praeitais metais 23 ir 24, tai užbaigė tą temą, biudžeto lubos yra 135 milijonai dolerių amerikietiškų. Oriam gyvenimui užtenka. Jo, tai vienas niuansas yra toks, kad pliusai minusai taip čia ir suvienodino, kad neįsišoktų turtinga komanda, kad nepradėtų investuoti trigubai daugiau ir tada jinai vienareikšmiškai bus lyderis, kiti nepasikeis, bet pavyzdžiui, kaip su Williamsu matom, jie kaip ir sako, mūsų pati seniausia infrastruktūra visa, kur yra ruošiamasi sezonui, ir bolidai, ir pilotai. Ir sako mums, kad bent jau būtų daugmaž tokio lygio, kaip dabar turi komandos, reikia 150 milijonų. Tai dabar ką jiem daryti? Sako, tai jeigu nebus kažkaip sureguliuota tos biudžeto lubos, yra išimtis darbuotojams, tai galbūt jeigu komandos infrastruktūra, pavyzdžiui, pasenusi 50 metų, tarkim, tai galbūt irgi neįtraukti tas biudžeto lubas, nes sako, Mes neprisivysim. mes neprisivysim, sako. Hasiai net vėjo tunelio neturi. Jo, tai su Hasiais irgi tas pats. Tai vat, algų kepurė ne visai tiksliai, nes taip galim susipainioti patys, gal patys ne, bet supainioti mūsų klausytojus, tai yra biudžeto lubos, biudžeto kepurė. Iš esmės jinai yra susijusi su bolidų atnaujinimu. Na ir aišku, tame tarpe viskas, kas susiję, tai yra infrastruktūra, taip toliau, taip toliau. Dar vienas įdomus dalykas, kad sako, o kaip apsisaugoti, pavyzdžiui, nuo mokslinių tyrimų, įsivaizduok, vis tiek tokios kompanijos kaip Mercedes, sakykime, kurios atlieka daugybę ir mokslinių tyrimų dėl automobilių. Ir tarkim, mokslinis tyrimas, kuris atliekamas, aišku, tai neįtraukiam į biudžetą, nes yra atskiros laboratorijos ir skirta, tiesiog tai kitiem dalykam. Ir jeigu jie gali panaudoti tai formulėje, aišku, nežinau, ar tai buvo kada tai atsitikę, bet irgi yra pavojus, kad čia reikia apsirašyti taisyklę. Tai vas, kaip neskaičiuosi, pavyzdžiui, irgi galiu sakyti, ten kokia nors dietologas, kokia nors randa būdą, kaip sumažinti pilotų, aišku, čia ir pilotų svoris reguliuojamas ir balastas pridedamas, jeigu tu per mažai turi svorio, bet, tarkim, sumažinti tam tikrą, randi savo asmeniniam gyvenime, sakykime, koks brokolis yra geresnis tavo performance ir tu tos pagerini savo komandos atitinkamai, tai kaip čia apibrėši, žinai. Bet vis tiek iš esmės 135 milijonai biudžeto lubos ir žinant prizinį fondą, taip aš galvoju, įvertinus tai, kad milijardas beveik praeitais metais dolerių buvo išdalinta. Tai sakyčiau, kad komandos, tai pirmas penketukas praktiškai jiems nereikia skirti pildomų pinigų, jie gauna prizinį fondą. Išskyrus vėlgi minim pilotų pirkimas. Tai va dėl pilotų pirkimo šiandien bus kaip NBA, vis tiek ieškos geriausių, neribos čia. Tai aišku. Ir kalbant apie komandas, kad jau pasakėme apie Haas, gal tada reikėtų visai būtų neblogai aptarti, kokia ta situacija. Eisime nuo paskutinės komandos finišavusios šių metų sezone, 10 vietoje, tai yra Haas, ir eisime iki 9, 8, 7 ir taip toliau, kol pasieksime, aišku, Red Bullius. Ir labai trumpai, tokia jų tarp sezonio dilema ir kaip mums gali čia kažkas pasikeisti arba nesikeisti kitais metais. Tai trumpa situacija tokia. Haas, amerikietiško kapitalo, sakykime taip, Formulės 1 komanda, kuri yra savininko Gino Haaso vaikelis, sakykime taip. Sakoma amerikietiško komanda, nes amerikietis savininkas, bet jinai neturi vientisos bazės tokios. Viena iš esminių problemų, kad jie persimetė per visą Europą ir dar Ameriką. Turi vieną tokią centrą. Buvo toks Günteris Steineris, labai populiarus veidas Formulėje 1 vadovas, jų, man atrodo, kažkur 10 metų. Jis nutarė visą organizaciją. Ir jisai buvo išmestas ir vietoj jo ponas Komatsu. Tai kasgi ten nutiko tarp sezonių? Oficiali versija, kad Steineris norėjo, kad būtų daugiau investicijų skiriama į komandos, reiškia, tobulinimą, o
Gene, ar Džene, nežinau kaip sakyti. Džinas Hasas, reiškia, jisai kaip savininkas sako, pirmiausia reikia, jo manimu, kad neefektyviai naudojamos tos lėšos, kurios skiriamos ir pirmiausia, reikia efektyviai išnaudoti. O čia tikrai niekas iš mūsų nežinosim, kaip ten yra iš tikrųjų. Manyčiau, kad nesėkmingas sezonas, šis ir praeitį ne patys sėkmingiausi, bet šis, kai praktiškai jie jau sezono praeito sezono paskutiniam trečdalį lenktynių krito į paskutinę vietą, jie turėjo šansų nebūti paskutiniai, bet kai krito į paskutinę, tai jau norėjau pagrįžti su pokyčiu vis tiek. Čia kaip su Nikolajus Mazuras Šiauliuose ir kai atėjo, sudėtis nepasikeitė. Krepšiniu, taip, Šiauliai. Ir LKL šiais metais labai tragiškai važiavo su Nikolaju Mazuru. Taip. Kurie amžinai bronzinis miestas buvo, ne veltui auksinis berniukas. Bet esmė tame, kad atėjo Žydrūnas Urbanas, daugiau niekas kaip ir daugiau mažiau nepasikeitė ir staiga komanda eina taip, kaip gali geriausiai. Tai galbūt čia yra, jis pasižiūrėjo LKL, ponas Džinas, ir sako, mums irgi to reikia. Jis LKL nelabai galėjo pasižiūrėti, kadangi netarp sezonį Steinerį pakeitė. Matyt, per dideli pinigai nutraukti tarp sezonį, bet matyt po sezono. Nepratęsė sutarties. Tai šiaip įdomumo dėliai, man Helmutas Marko patarėjas, kuris irgi nesenai pratęsė sutartį su Red Bull komanda. Čia visi šnekė, kad jau jis žmogus į pensiją, bet jis toks aštrokas, bet visi jau klauso. Tai jo komentaras buvo apie Steinerio atleidimą, kad Steineris labai pradėjo piarintis. Na ir aš taip galvoju, kur jis čia piarinas. Ir iš tikrųjų prisiminiau, Netflixas labai bendradarbiauja su Formule ir jau ne vieną serialą yra. Drive to Survive vadinasi. Jo, apie tikrai įdomu pasižiūrėti, bet tie rimtesni, sakykime, ar lenktynininkai, ar vadovai, na, sako, kad ten yra pagražinta ir tai iš esmės nėra tiesa. Nu, bet čia reikia žiūrėti ir vertinti, reikia žiūrėti ir realijas, lenktynės ir man tai, sakyčiau, visai įdomu, bet netai norėjau pasakyti. Iš esmės sako, na, kai buvo filmas apie Hasto, pačiu apie Steinerį, tai jis pasijuto žvaigždė. Čia Helmutas Marko. Ir atėjo pas Džiną Hasą sakyti, na, matot, ta žvaigždė, noriu daugiau akcijų. O iš kur jisai tą žino? Nu, gal pasišneka? Ne. Kai tave filmuoja, kai žiūrimumas yra, kai visur tavo nuotraukos, nu, tu pasijunti. Tai reklaminių veidų, tos reklaminių veidų ir tai nežinau, tai čia toks įdomus Helmuto Marko komentaras, dėl ko nepatiko, tai ne dėl pinigų, ne dėl rezultato, dėl to, kad pasijuto žvaigždė. Bet aišku, jeigu jis atėjo ir sako, užėmiau 10 vietą, duok man dar akcijų, tai žinai čia. Tai iš tos pusės jo, bet jis tikriausiai labiau vis tiek, apie investicijas kalba eina. Amžinas toksai klausimas. Duok daugiau pinigų, mes laimėsim, neduos daugiau pinigų, nes nemoka atleisti. Šiaip tai įdomu, jį pakeitė Komatsu, kuris nuo... Toks vardas palaukė. Komatsu Ajajo, Komatsu, nežinau, kuris nuo Ajao, kuris nuo 16 metų yra su šia komanda. Šiaip jis buvo komandos techninis vadovas. Na, tikrai čia įdomu lyginti bus su, kaip sako, Andrėjas Stelos karjera, kuris pernai irgi atėjo kaip komandos vadovas. Ir į McLaren. Taip, į McLaren atėjo ir McLarenai puikiai pasirodė jam atėjus. Ypač antroji sezono pusėje aplenkė Aston Martinus, tapo 4. Irgi pakalbėsim apie tai. Tai dabar sako, lyginsim, kaip Komatsu seksis, reiškia, tai bandysim, žiūrėsim. Ar pakeitus galvą, efektyvę galvą, Günterį Steinerį į Ajają Komatsu, tai ar tai turės efektą, nes Hulkenbergas su Magnussenu lieka, abudu tikrai, ne paskutinės lentynos pilotai. Aišku, bolidas, natūralu, kai daug neinvestuoja, tas bolidas negali būti nuostabus. Bet ne paskutiniai, kaip manai, ar Komatsu, ar jisai, būdamas toks, techninis labiau, Günteris gal toks labiau iš to, kaip iš išorės man bent jau pasirodė, viduje nebūnat, toks labiau žmonių žmogus, toks, kuris, labiau
Nors jis visą laiką inžinierius buvo iš tiesų visą gyvenimą, tai nežinau. Nu, esmė tame, ar manai, kad kažkas pakeitus vadovą gali pasikeisti kardinaliai? Ar tai gali būti moralinis kažkoks bonusas, ar tai bus tiesiog žmonės tiesiog, ai, vis tiek pinigų reikia. O kad gali pasikeisti, nes žiūrėk, Williams irgi pakalbėsim, kurie šiemet praeitais metais tapo 7, tai pas juos irgi Jamesas Hoblis ėjo praeitais metais. Ir irgi komanda šovė. Reikia, aišku, nebe Albono, bet kaip irgi kalbant apie techninių reglamentų pasikeitimą, kuris įvyko 22 metais ypatingai, tai viską reikia žiūrėti. Reikia tobulinti bolidus, nes prastas bolidas, ką matom su Mercedesais, Hamiltonas nieko nebegali pastaraisiais 2 metais padaryti. Toks prastas, kad antrą vietą. Ne, prastas bolidas lyginant su Red Bulliu, bet vėlgi grįžtam. Tai atsakant į tavo klausimą, aš manau, kad gali būti, nes visi tokie faktai rodo, kad yra šansų tas pats su McLarenu, tas pats su Williams komanda. Taip. Tai pažiūrėsim. Bus dar tiesa, tarp kitko, mes kai jau baigsis visi bandymai, mes bandysim sudėlioti ekspertinio vertinimo, tokią kaip lentelę, pažiūrėsim, ar mes bus teisūs sezono pradžioje, įvertindami, kur gali potencialiai komandos būti. Alfa Romeo, Stake Kick Sauber F1, persivalys, nebebus Alfa Romeo, Stake yra lažybų bendrovė, Kick yra internetinio žaidimų pasaulio transliavimo platforma. Tai jeigu neklystu, Kick bus tose šalise, kur lažybų reklama yra draudžiama, o šiaip jie yra Stake F1. Ir Sauber, tas konglomeratas, kaip čia pasakyti, apskritai kompanijų grupė, kuri yra apskritai savininkė galutinė viso to dalyko. Tai Botas, Valteris savo pliku užpakaliuku ir Guan Yu Zhou lieka, ne su pliku užpakaliuku, bet vadovybei pasikeičia vieta, vietoj legendinio Franco Tosto, kuris buvo ilgametis vadovas, Formulėnas ir į užtarnautą polisį išeina, ateina Alessandro Alumni Bravi, vykdantysis Sauber grupės direktorius buvo. Tai jisai iš vidaus, taip sakant, kandidatas atėjo ir dabar bus Formulės 1 komandos vadovas. Buvo metų liūdesėlis kaip anoniminė komanda Bosno Krabo atžvilgiu, tokia nominacija mūsų praeitam video. Kas gali pasikeisti, nes pasikeičia tik vardas realiai, kitas rėmėjas. Nuo kito rėmėjo tikriausiai performances sunku patikėti, kad gali pasikeisti. Ar manai, kad gal dar sunku pasakyti anksti, bet Man nesunku. Nesunku, pasakyk. Nieko nebus iš tos komandos, vilksis gale, kadangi 2 metai, 26 visi žinom, Audi koncernas perėmė valdymą. Todėl dabar tie 2 metai, jie tokie yra ir tie rėmėjai, kurie atėjo, žinoma, populiarumas didžiulis Formulės 1. Natūralu, kad tu tos 2 likusius metus, nežinau, ant kiek jie sudarė sutartį metam ar 2, bet nesvarbu, tai yra tikrai ilgas laikas, kai tave labai daug kas pasaulyje matys ir jiem iš principo, manau, tiem rėmėjam vienodai tas komandos. Aišku, nėra vienodai, bet jie nieko įtakoti negali, jie tik duoda pinigus ir jie nieko įtakoti, bet gal turi, mes nežinom, gal teoriškai bent. Čia mano nuomonė. Čia kaip Tesonetas Žalgirį, jis turi, man atrodo, balsą, ne? Žiūrim kaip sutartis, bet šiaip rėmėjas jisai yra tik rėmėjas ir jis tiesiog gali nutraukti rėmimo sutartį, jeigu komanda prastai tvarkosi, tai rėmėjai paprastai, tokie, sakykime, netgi generaliniai rėmėjai, jie neturi. Reklama tiesiog. Neturi mokslo. Tai šitoje vietoje, bet aš labiau akcentuočiau dėl pačių rezultatų, tai rėmėjų požiūris tiesiog toks, dėl rezultatų, vėlgi, kaip pasakyti, ir komandos vadovas, kaip sakai, atėjęs, ir pilotai. Botas jau yra išreiškęs, kad jis norėtų būti Audi pastebėtas, nors jau jam ir metų bus pakankamai. Jie visi, tikriausiai ir vadovai, ir visa komanda, jie visi žino iš principo, kad 26 bus pasikeitimai tokie, praktiškai dabar, jeigu aš, sakykime, dirbi ir tu žinai, kad po 2 metų visiškai viskas pasikeis. Ką žinau, kaip man. Nedirbtum visai. Daugnelis. Tai galvoju, kad anonimai taip ir liks. Labai nustebčiau. Aišku, iš kitos pusės gali būti atvirkščiai, žinai, gali būti, kad kažkas labai norės pasirodyti Audi koncernui, kuris jį 26 pasiliktų. Taip, bet paprastai sprendžia pinigai, money.
money, funny. Alfa Tauri, Visa, Cash App, RB, tai Racing Bulls arba Racing Balls. Yra gandų, man atrodo, dar jie yra nepatvirtinti, kad jie vadins Visa, Cash App, Red Bull, atsiprašau, Racing Bulls ar RB. Laimėjo pasaulyje rekordinį vietą už labiausiai bedvasį komandos pavadinimą. Tai aš lygiai taip pat tiesiog, nors tai nėra nenatūralu pagrindinį rėmėjo inkorporuoti pavadinimą į savo vienos komandos visą įvardinimą, nes tai ne pirmą kartą mato. Bet tas pats Alfa Romeo, patys Alfa Romeo lenktyniavo tiesiog Ferrari varikliai, Saubertas koncernas visas rūpinasi visko, tai prie pačio Alfa Romeo jie tiesiog titulinis rėmėjas iš principo buvo. Ir šiuo atveju tiktais, man atrodo, ar tai Instagramo ar Twitterio pasikeitė tą oficialią nuorodą kaip trumpinį, kurio galima juos pasiekti. Tai dėl to nepasikeistų šiaip. Tai pas juos buvo taip, kad Laurentas Mekis arba Laurynas Mekis, vadovas dabar buvo sporto reikalų direktorius Ferraryje. Tsunoda ant bangos lieka Ricardo, kuris irgi savo tokią kelionę vis dar bando užbaigti pakylėtas viskuo. Tai tarpusavyje gali būti labai įdomi, jie vos tarp kitko praeitą sezoną šoktelėjo į viršų ir savo, aišku, Tsunodas didvyriškas ir Ricardo, aišku, prisidėjo prie to, ir tas pats Liamas Lawsonas, taigi tos du labai svarbus taškelius pelnė. Didvyriškai tikrai ištraukė į didesnius pinigus Alfa Tauri, o kaip ir praeitą sezoną daug kalbėdavom, tie papildomi milijonai be galo daug reiškia tom komandom paskutiniu. Ir du pilotai lieka, Danielis Ricardo ir Yuki Tsunoda, kurie skirtingose karjeros pusėse yra. Yuki dar savį įrodinėja ir yra tikrai ant geros bangos. Kuo toliau, tuo jisai geriau važiuoja, tuo ramiau, tuo daugiau patirties. Ir man atrodo, kad liks formuliai tikrai pakankamai laiko. Ir Danielis Ricardo iš kitos pusės jau nueinantis pilotas, kuris dar nori rodyti, kad šiame sporte yra vietų senukams ir jis vis dar svajoja apie Red Bull vietą. Tarp kitko, Tsunoda, akivaizdu, irgi tą daro, nes yra netgi tų gandų, į kuriuos jis turėjo atsakyti šiek tiek. Jis jau savo socialiniuose tinkluose išorė sako, baikit, sako, tikrai noriu likti Red Bullyje, komanda neturėtų kreipti dėmesį į paskolas, kur čia apie mane skleidžia, nes Aston Martinai po 26 pasirašė su Honda dėl variklių tiekimo. O Tsunoda Japonas. Ir šiaip Honda visą laiką rėmė Tsunodą kaip rėmėjas. Tai natūralūs gandai, kad jeigu Tsunoda bus toks geras kaip ir vairuotojas, remiamas, tai gali būti, kad Hondos viena iš sąlygų jau buvo, kad Tsunoda turės važiuoti Aston Martinį, nes Alonso irgi neamžinai važiuos, ir amžiaus pakankamai daug. Bet natūralu, kad dabar Red Bullis yra net ne bangos, dabar Red Bullis yra banga, tai yra vanduo, jis jau yra danguje, zenite, kaip sakai, plonės viršūnėje, tai todėl dabar visi nori patekti Red Bullį, tai man sako, ir juokingai buvo, kad Tsunodas, nekreipkite dėmesio, žinokit, aš tik labai noriu likti šioje komandoje ir patekti į Red Bullį. Arogantiškas matyt nenori pasirodyti, kad jau aš į Red Bullį taikos. Ir jie abudu kovos dėl tos pačios praktiškai vietos, nes Ricardo irgi labai svajoja Red Bullį. Bet aš nežinau, nemanau, kad Tsunoda yra kažkas tokio, čia aplamai visi žiūri žvaigždės, tai kalbėsim apie kitus pilotus, tai aš nemanau, kad Tsunoda net galėtų pretenduoti Red Bullį, aš manau, kad geriau jisai valgytų, nes realiai iš Alfa Tauri, realiai geriau jisai eitų į kažkokią komandą, nes per didelė konkurencija Red Bullį, geriau jisai eitų į, nežinau, aišku, ne Ferrari, ne Mercedesai, bet tokį Aston Martin, McLaren, ten galėtų tos komandos, kurios potencialiai kažką gali parodyti. Taip. Ir taip, tai tarpusavį, ar jie kažką geriau ar blogiau, sunku pasakyti, nes irgi paskutinėse keliose lenktynėse Alfa Tauri pradėjo iš paskutinių įkabintis ir jiems pavyko, tai labai sunku iš tiesų dabar pasakyti šią akimirką tas kelių taškų skirtumas, ar jie geriau pasirodys, blogiau, manau, kad irgi bus viskas toks per plauką, bet bus labai įdomi kova tarp dviejų pilotų, kurie siekia to paties, tik labai iš skirtingų. Bus įdomu, taip, tikrai bus įdomu. Tai, ką, kokią kitą turim komandą? Kitą turim
mėlyna komanda, šviesiai mėlyna, labai ilgos šeimos istorijos Vėjams komanda. Per viduriuką tokia, truputį žemiau negu viduriukas, tai geriausi iš prasčiausių, bet jau gal ir vidutinį galima jau sakyti iš tiesų. Geriausia iš prasčiausių vis tik tai taip sakyti. Aš tai gal dar pasiginčiu. Aš sakyčiau, kad Alfa Tauri geriausia iš prasčiausių, nes Williams yra, man atrodo, pakankamai visą galvą aukščiau už visus tuos tris Haas, Alfa Romeo ir Alfa Tauri. Aš tai bijau dėl tos, kad jie dėl biudžeto lubų, kepurės, kaip sakai, jie turi jie negali skirti pakankamai pinigų infrastruktūros atnaujinimui ir jie vėl vargs, kai kitos komandos gali tobulinti. Tai aš bijau šito. Tai manai, kad gali būti blogai? Nu, jeigu taip akivaizdžiai sako, čia kažkaip aš nežinau, kas čia atsitiko, kad jie taip sugebėjo gerai suvažiuoti, tą bolidą pritaikyti, bet čia ir Albono gal nuopelnas yra, sakykime. Sargentas, žinau, kad atsarginių suolelio praktiškai visą laiką. Vienas Albonas ten dirba. Jo, tai va, aš kažkaip džiaugčiausi, kad būtų taip, kaip tu sakai, kad jie būtų arčiau vidutinioko, aš tai jiems dėčiau, žiūrėsim, kaip bus bandymų. Manai, kad nukris dabar tokia pirminė? Nemanau, kad nukris. Manau, kad liks 7. Tai kai tu lieki stipriausias tarp vidutiniokų, tai reiškia, tu esi stipriausias tarp vidutiniokų. Tarp silpniausias. Stipriausias tarp silpniausių, tai tu ir yra tau ta 7. vieta viršų. Nu, nes jie pakankamai stipriai aukščiau už Alfa Tauri. Tai jie turi kur kristi. Okay. Nu, čia požiūrio klausimas. Aš labiau taip, kaip sako, ar puspilnė stiklinė, ar pustuštė. Tai šiuo atveju pustuštė, labiau matyčiau pustuštė, nors lygiai tas pats potencialas, ką ir tu sakai. Bet tu labiau matai pat dėl to, kad jie negali investuoti pakankamai. Tas yra tiesa. Sargentas irgi manau, kad neparodys kažko stebuklingo. Aišku, dabar metai patirties, tai žiūrėsim. Albonas, manau, vairuos tuo pačiu lygmeniu ir norės, aišku, jos kontraktas baigsis, jisai norės parodyti kažką įspūdingesnio ir gali būti, kad parodys, o jau kaip Williams ar išlaikys ar ne, tai jau žiūrėsim. Alpine visiškai idealiai prancūzai viduryje nepasiektų nei per kur Aston Martin ir būtų labai sunku nukristi iki Williams po šitą sezoną, kai buvo. Jie tokie niekieno žemėje. Tai du prancūzai, Gaslis ir Okonas lenktynininkai. Velniai žino, kaip jiems pavyks šiais metais. Viena iš didžiausių problemų buvo, bolidas turėdavo savo galimybės visai neblogas buvo, nes kartais jie sugebėdavo tikrai pasidraskyti, natūralu, kad nesidraskydavo topuose. Bet Okonas Monake buvo šokęs ant 3 vietos nugalėtojų pakilos. Neblogai būdavo. Bet žinai, man atrodo, buvo 22 gal metų sezoną. Dabar truputį bijau sumaišyti. Alpine, man atrodo, ne, tikrai jie gal šiemet ir nebuvo. Reiktų pasikalbėti. McLarenais, aš čia gal irgi maišau. Tai jiems pėsčiom iki mėnulio, iki aukštesnės vietos, bet, pastovumo bolido, patikimumo bolido reikėtų susitvarkyti kažkaip. Ką, žinai, sakyčiau, jie silpniausia iš vidutiniokų. Bet jie taip idealiai viduryje beveik, žinai. Nu, jie 6, man atrodo, ne? Taip, 6. Tai 5 vidurys idealus. Ar tarp 5 ir 6? Tarp 5 ir 6. Tada neidealiai, tiesiog per vidurį. Nes kodėl aš sakyčiau, kad idealiai per vidurį? Pagal taškus. Bet pagal mano logiką, tai Haas, Alfa Romeo, Alfa Tauri, Williams vienos pamainos. Alpine yra per vidurį, nes jinai nepriklauso Aston Martin, Mercedes, Ferrari, Red Bull lygiui. Ir McLaren, kurie. Ir McLaren, taip. Tai aš taip, mano tokia logika. Taip, čia sutinku 100%. Ir žiūrėsiu, kaip jiem tenai seksis. Vėlgi, be bandymo dar sunku pasakyti, be pilotų nuomonių didesnių, galbūt per daug neužsistokim, kurie galės būti. Aš tik prisimenu vieną pokalbį, kai Alpine sakė, irgi buvo pasikeitimai jų vadovybėje, kai sakė, kad priminė, ar neatsiminsiu kelintais metais, mums sako, duodu savininkai, sakė, 100 lenktynių tarp lyderių. Jis nesakė, kad nebuvo tokia užduotis pirmiem būti, bet tarp lyderių tai reiškia, ne vidutiniokam būti viršų ir kovoti. Čia vienas iš vadovų, kai sakė, čia ne Abite Bulis tas, kur buvo. Žinok, neatsiminsiu, bet buvo tokia nuostata savininkų. Dėl to, kai buvo pasikeitimai pernai metais. 100 lenktynių grubiai 5 metai.
4 metai, jeigu labai apalinsime iš Nu, mažų. 5 metai. Tai buvo 21 metais tai deklaruota, tai visi sakė, nu kol kas tai nėra realu ir kai na, tas pasikeitimas komandos vadovo padės kitą dalyką pasiekti. Čia tikrai įdomu. Bet, nu, tu turi siekti kažko, aišku, kaip sakant, kaip politikai 100 dienų, taip čia 100 lenktynių. Bandomasis laikotarpis toksai. Aston Martin vienu aukščiau negu Alpine pradėjo įspūdingai, po to baigė ne taip įspūdingai. Alonso ir Strolas, du vairuotojai, jaunąjį Strolą toliau spaus, aišku, ir žiniasklaida, ir kiti žmonės, nes dėl dviejų priežasčių. Viena jo tėvo savininkas, tai visą laiką, aišku, būna replikų ir iš mūsų būdavo replikų, kad toks savotiškas nepotizmas. Iš kitos pusės, nu, tavo komanda, tu samdai ką nori. O kita priežastis, tai jis atrodo, kad kažkaip jam emociškai atrodo, kad sunku su Alonso dirbti šiek tiek. Ne dėl to, kad Alonso būtų kažkoks nedraugiškas, bet jisai ritinamas į vienus vartus pensininko. Aišku, rimto pensininko. Rimto, rimto. Tai Alonso tikrai turi parako ir šiaip Force India, kai Strolas įsigijo 18 metais, po to 20 jau Aston Martin pervadinta buvo komanda. Tai šiaip visi gerbė. Ir mes dabar irgi esame nekartą šnekėję praeitais metais, kad jisai tikrai daug suka galvą ir daug investuoja savo uždirbtų pinigų Formulės 1 aplinkoje ir verslo klubais yra vertinamas kaip rimtai nusiteikęs būti, yra gerbiamas kaip tas investuotojas. Aišku, iš kitos pusės sūnus natūralu, kad nėra, kad sūnus važiuotų kaip ten sako, paskutinis. Mazepinas koks nors. Bet taip, jisai stebuklų neparodys, tai po Fetelio vis tik kategoriškai atsisakymus tarp kitko Fetelį, kai kalbino 22 metais, nors kai Fetelis jau norėjo paskelbė, kad išeina iš tai kalbino vienam sezonui Fetelį, o po to jau atėjo Alonso. Tai va jisai stengiasi, kad šalia sūnaus būtų tas, kuris potencialiai gali rinkti taškų. Tai Fetelis pasiteisino, tik tada tuomet Aston Martino gal netai pavyko su automobiliu, bet 23-ais, kai atėjo Alonso, tai pasisekė Alonso, kad atėjo ir kad labai gerai, jie kaip šovė į pirmų 8 lenktynių, Alonso lipo ant podiumų, tai jie tuo metu lenkė net... Tai antri buvo vieną metu. Buvo antri, reiškia, net Mercedes gamyklinė buvo po Red Bull'e antri, Mercedesai treti ir net Mercedes koncernas sako, tai jeigu tai primenam, kad Aston Martin su Mercedes važiuoja jėgainė, dalių tiekimai atitinkami yra. Tai juos vadino, trumpai įsiterpsiu, kai jie buvo Racing Point, jie buvo vadinami rožinių Mercedes, dabar žalėsis Mercedes. Tai ne, bet jie jau pasidarė su Honda sutartį nuo 26 metų dėl variklių tiekimo, jie atsarkinėja, jau visiškai nori būti savarankiški. Nepriklausyti, bet tada net Mercedes sakė dėl tokio sėkmingo pirmo trečdalio, net pusės, o pirmo trečdalio, kai jie buvo aplenkę gamyklinę Mercedes komandą, tai sako, tada mūsų gamykliniai motorai primėvais į Aston Martin. Ir po to išsilygino viskas. Tai, bet, kaip sako, čia gal priežastis buvo, kad jie jau pradėjo žiūrėti 24 metus per anksti, o McLarenai, kurie apšoko po to jos, tai jie yra aplenkę jau. Ir pašnekėsim apie McLarenus. Tai tiesiog nebetobulino bolido. Tai tas toks apžvalga, kaip ir šovė gerai. Tik aišku, pačioj pabaigoje vėl stebuklingai sudirbo Alonso. Gražu buvo žiūrėti jo. Kas šiais metais bus? Kaip manai, labiau į viršų šoktelt potencialiai, ar jam dabar tikslas yra išsilaikyti 4 vietoje? Vis tiek bus ambicingi, niekada nebus, kad svarbu nenukristi. Tai dabar jie, Aston Martinai yra penkti, nes McLaren jos apšoko. Atrodė, įmanom panaikinti 137 taškų skirtumą. Bet tikrai jau prastokai suvažiavo. Tai aš manau, kad jie, o čia neturi nuomonės, reikia žiūrėti tokius, neturi nuomonės. Manau, kad taip nesiseks, kaip pernai metais, kad jie vieną po kito podiumų sėmė Alonso. Bet žemiau 5 tikrai neturėtų kristi. Jie taip ir bus 4, 5, vėlgi viskas priklauso nuo McLarenų. Aš McLarenam duočiau dabar daugiau šansų. Ir galbūt, sakyčiau, jie liks 5, bet tikrai duos, kaip čia sakyti, duos gerą kovą.
Apie McLarenus noriu pasakyti, tai būtent bus jų labai trapi pozicija, mano asmeninė nuomonė remiantis. Tai aš manau, kad bus arba labai gerai, arba labai blogai. Dabar kodėl? Net nėra pas juos kažkokių ten rimtų pasikeitimų ir panašiai, bet praeitas sezonas parodė jiems abudu jauni geri pilotai, Lando Norrisas ir Oskaras Piastri. Piastri parodė, kad tikrai priklauso Formulės 1 rimtesniem vyručiams. Ir jie pasirodė pačiam gale, išbėgo 4 vietą, jie pasirodė tikrai gerai. Dabar jie vis laiką tokie ambicingi buvo, ypač kai Zakas Braunas daug, taip liaudiškai sakant, gal tiksliau kaip jaunimas užhypina komandą. Ir jeigu jie nepasieks dar kažko aukščiau, o pasiekti pralenkti Ferrari, kad ir 3 vietoj, bus labai sunku. Ir vis tiek top 3. Tai jie, manau, kad jeigu nepasieks top 3, kas gali būti labai sunku, tai bus labai smarkiai nusivylę ir mes traktuosim kaip, ėjimą atgal, jeigu tai bus, o jeigu jie, pasieks top 3, tai viena iš 3 stipriausių komandų ir McLaren savo šlovę po truputį galbūt grįžta, tai bus labai gerai. Tai nemanau, kad bus tarpinio varianto, kad net jeigu jie liks 4, nemanau, kad jie džiaugsis tuo. Tai bus labai gerai arba labai blogai, mano nuomonė. Tikiu, kad McLarenai turi ambicijų kovoti lygiai su Mercedesais, Ferrariais ir Red Bulliais, ką jie rodė ir paskutinį trečdalį praeito sezono. Tai sutinku su tavim. Tarp kitko, Lando Norrisas apie pilotus užsiminėjo, tai yra tas pilotas, kurio visi nori ir kuris, sako, yra neblogesnio lygio negu Maxas Verstappenas. Tai kai kalbam apie Tsunodos ir Ricardo norą eiti į Red Bullį, tai aš manau, realiai Norrisas tikrai yra numeris 1, kuris iš McLareno ateis į Red Bullį, kai Peresas, manau, pakalbėsim, manau, kad nebebus pratęsta, bet aišku, kaip pažiūrės, tai va. O sakykime, šiaip pats Norrisas sakė, pirma dalis buvo, kaip sakiau, sezono tokia nesėkminga McLarenam, kad jis netgi pats užsiminęs buvo, kad tai jau dairėsi kitos komandos. Taip. Tai dabar jau visai kitos nuotaikos ir dabar jis ramiai važiuos McLaren komandai ir su jais sieks, kaip sakai, būti 3, 2 ir 1. Dar įdomumas dėliai šiai dešimtmetį šiemet McLaren automobilis pavadintas MCL60, gal pavadintas. Ką reiškia? Taip. Tai tas Briusas McLarenas prieš 20 metų įkūrė šią lenktynių komandą. Kiek dar žinomų Briuso? 3 net. Briusas Vilis, Briusas McLarenas antras. Briusas McLarenas dar. Briusas Lee. Briusas Lee. Briusas Visagalis. Taip, teisingai. Tai va. Gerai, važiuojam toliau. Ferrari. 3. Čia toks visą laiką labai kelia, bent jau man, tokias prieštaringas emocijas. Aš kažkaip galbūt aš esu užsilikęs dar tose Schumacherio laikais, kai Ferrari, atrodo, neįmanoma kitaip, tik Ferrari geriausias. Ir jau seniausiai Red Bullis atėmęs tą sostą, Mercedes kurį laiką buvo irgi tokio lygio. Ir kažkaip mes irgi šnekam per lenktynes, atsiprašau, kad, čia kaip Ferrari nesiseka, bet ir aš dabar mėtusi tarp to, ar jie yra išlikęs tik vardas ir ta prasme taip neigiamai žiūrėt, kad, tas iš tiesų kažkaip kiekvieną kartą, kai kalbam, atrodo, kad jie kažką susimauna ir atrodo visi tokie. Nors turi 2 labai stiprius pilotus, Leclercą ir Sainzą jaunesnį, kurio tėvas, tarp kitko, laimėjo Dakarą šiais metais vėl. Ir ar čia yra labiau tai, kad 3 vieta vis tiek yra labai solidu ir tai yra tiesiog natūralu, kad ne visada aukso amžius. Ir man nereikėtų čia kiekvieną kartą galvoti, kad Ferrari privalo būti pirmi. Tu visiškai neteisus. O ne, kurioje vietoje? Ferrari visą laiką turi būti pirmi. Aš mėtusi tarp tų 2. Aš noriu, kad tu mane patrauktum į kažkokią pusę. Ferrari yra legenda, prisimink vieną, pasakysiu, net 3 priežastis, kaip 3 Briusai, kaip 3 priežastis. Pirma, tai yra seniausia komanda lenktyniaujanti Formulėje 1, tai vienas dalykas. Antras dalykas, jie už šitą istorinį tokį, kaip Vilniaus senamiestis yra įtrauktas. Paveldas. Tai jie už tą paveldą gauna
5% papildomai, vienintelė komanda iš to Vien už vardą. prizinį, taip, ne už Ferrari vardą, būtų, jeigu istorinė komanda kitų pavadinimų, tai ta kita istorinė. Nu, taip. Tai 5% nuo dabartinio milijardo, kuris skirstė, yra visai neblogai, bet čia gal ne piniguose klausimas. Trečia priežastis, kad jinai yra raudona, va taip kaip O ketvirta priežastis. O ketvirta priežastis, kad jie turi potencialą. Iš tikrųjų, vienintelė problema, kad čia dažnai sako, kad per daug, kaip mes Lietuvoje krepšinį labai spaudžiam, kad čia mūsų antra religija, taip kartais būna, kad labai tikimės, tai čia yra toks labai didelis spaudimas iš italų, pačių sirgalių, kad ta komanda yra, asocijuojasi kaip Italija, reiškia, Ferraris, Italija. Čia galbūt daugiau tokie dalykai, kur per didelis spaudimas, bet čia man sunku pasakyti, profesionalai nebijo to spaudimo, bet čia, sako, tai labiau linko į italus imti kaip į komandą, tradiciškai, tai nebūtinai geriausia. Nes tu verti savo sultyse, kaip ir irgi diskusijos dėl Lietuvos rinktinės lygiai taip pat. Ar mes samdom krepšinio, kuriuo išnekant. Ar mes paliekam saviškius, nes tai yra Lietuvos rinktinė, ar mes tiesiog būnam kosmopolitai, semėmės patirties iš ten, kur galim semtis ir samdom užsienietį trenerį. Tai čia labai gajus pokalbis, kaip čia. Taip, aišku, tu būtum nepopuliarus dabar esant migrantų kriziai, Lietuvoje tave nušvilptų, bet šiaip kalbant tikrai vietoje reikia mano požiūriu kosmopolitiškiau žiūrėti ir semtis visko iš išorės. Tai, o šiaip ne jokiais ne raudona spalva, kuri man tarp kitko patinka būtent automobilio prasme. Gerai, kad patikslinai, kad ne politinė prasme, raudona spalva patinka. Tai šai apie politiką pagalvojau, norėjau pasakyti, kad šiaip senai jau buvo Ferraris nuo 2008 metų, 15 metų praėjo, kai jie pirmi buvo jau didžiulė pauzė. 8 ne McLarenas buvo. Pasižiūrėjau, buvo tokia informacija, kad 8 prieš 15 metų paskutinį. Raikonenas 7 metais. Komandinė vieta, aš turiu. Supratau. Komandinė. Čia vis apie komandą. Gal susimaišė. Bet šiaip kalbant apie praeitą sezoną, tai skirtumas buvo tik 3 taškai tarp Mercedesų, kurie antri, ir Ferrari. Tai netgi užmetus akį, kiek jie turėjo šansų, šiek tiek galėjo būti antri. Tai jų pole pozicijų skaičius, reiškia, kvalifikacijų iškovoto, buvo vienareikšmiškai didesnis negu Mercedes. Tai praktiškai galima, kaip sako, pavadinti, kaip čia kažkas paminėjo, nesėkmių sezonas. Taip pats atsimeni, mes diskutuodavom, sakydavom, ką daro Ferrari, kas čia jų per strategiją. Tai susidėjo viskas, reiškia, lyg tai ir potencialas yra, bet ar taip, ir tarp kitko, jeigu McLarenų pilotai Piastris ir Lando Norrisas laikoma perspektyviausia pora, tai daug kas sako, kad Leclercas ir Sainzas, tokie darantis klaidas labai dažnai. Nepastovus, reikia. Tai kalbant dabar apie tai, kad jie realiai beveik ir antri galėjo būti, tai tada, aišku, kai tu esi antras, trečias per 3 taškus skiriesi, tai tu natūralu, kad tau pirma vieta yra būtina. Tik netikiu, kad jie bus pirmi. Manau, kad Red Bull bus, bet nes reglamentas nėra esmingai pasikeitęs. Mercedes optimistiškai jie žiūri į bolidą, buvo antri paskutiniais metais šitais 23, nors praeitais metais labai pyko vieni kitur ant bolido, bet vis dėlto ta tokia tvarkinga, bent jau kaip iš šono atrodo, organizacinė struktūra tokia, atrodo tas toks vokiškas tikslumas. Atrodo šiaip labai respektabiliai ta visa organizacija, kaip jie su viskuo dirba. Ir jie vis dar turi 2 elitinius vairuotojus, Hamiltoną ir Russellą, kas buvo tarp kitko, kodėl jie, čia aš Aston Martin nelyginu su Mercedesais, bet kaip antitezė, tarkim, galbūt neturėjo tokio nuostabaus bolido, bet jie turėjo 2 elitinius pilotus, kurie pakankamai stabiliai važiavo, kai Aston Martin tik vienas pilotas važiavo gerai. Ir tas labai padėjo jiems pasiekti antrą vietą, pasimokė iš klaidų, visada mokosi iš klaidų tie specialistai didžiausi.
vadovybė tikrai pinigų nešykšti Mercedesų ir turi tų pinigų, nu, vėlgi turint omeny biudžeto lubas. Gali būti šiais metais jie irgi optimistiškai žiūri tą bolidą, gali būti sprogimas gerąja prasme, bet ar bus čia tai klausimas, ar įmanoma tą Red Bull, žinai, aplenkti tą nelemtą. Tai, o Hamiltonas, manau, vis dar turi savo kašike labai daug parako. Taip, Hamiltoną pasakai, turi daug parako, čia kažkas palygino taip gan vaizdžiai, su kuo sutikčiau Maksą Verstappeną ir Lewisą Hamiltoną kaip du tikrai stiprius lenktynininkus, žvaigždės. Kad Maksas yra tipo lenktynininkas, o Hamiltonas yra, tai kad reklaminis veidas, tiksliai neatsiminsiu, ir susidomėjau. Ambasadorius. Susidomėjau dėl ko, nes tipo, na, labai koncentruojasi, Maksas gyvena vien tik lenktynėmis ir tarp lenktynių jis koncentruojasi tik į lenktynės, kai tuo tarpu jau Hamiltonas yra žymiai platesnių, negaliu sakyti platesnių pažiūrų, bet sakykime, bet jis irgi negali sakyti, kokie yra Verstappeno pomėgiai, bet jisai randa, ką veikti sezono metu, daug dalykų. Ir su mada, ir su muzika, ir su... Jo, tai šitoje vietoje tada išvada tokia, kad aišku, Hamiltonui jokių šansų aplenkti Verstappeną, nes vis tik tu turi aukotis ir skirti tik tai lenktynėms. Tai... O tu manai, kad jis nepakankamai atsiduoda? Ar tu manai, kad tiesiog reikia duoti daugiau negu 100%? Reikia duoti daugiau negu 100, bet man imponuoja tai, kad žmogus plačiau gyvena ne vien lenktynėmis ir dėl to galbūt jau dabar ir norėčiau, kad vis tik Hamiltonas, na, įrodytų, kad ir ne visiškai einant iš proto dėl lenktynių, bet gali irgi laimėti. Na, tai kaip ir, o tarp kitko, Raselas, sakai, stiprus pilotai, bet, na, jeigu... Aštuntas? Hamiltonas priminsi trečias, reiškia, tai Raselas aštuntas, nors pole pozicijoje buvo 11 iškovoję. Reiškia... Po 11 pole pozicijų? Taip. Tai visam sezonui tik jie pole pozicijas rinko. Ne taip pasakiau, po 11 kartų ir vienas ir kitas buvo aukščiau, na, sakykime, vienas aukščiau kito 11. Kvalifikacijoje. Kvalifikacija. Supratau. Vienas kito atžvilgių pole poziciją. Jie lygiaverčiai buvo kvalifikacijai. Jie lygiaverčiai buvo kvalifikacijai, taip kad tikrai skirtumas, na, didžiulis 3 ir 8. Bet Raselas yra elitinis ar nėra? Na, po šio sezono manyčiau, kad gal nelabai, nes tikrai vienodas. Aš manau, kad praeitas sezonas dėl ko Raselas buvo aukščiau. Na, buvo smūgis 21 metai už praeitas dar sezonas. Hamiltonui jis pralašė lenktynėse. Taip, nepaėmė. 21 nepaėmė, 22 jau tada jam smūgis. Jo, smūgis vis tiek tas tęsiasi ir jis pats pripažino, kad tikrai labai mąstė ar grįžti po viso šito toliau lenktyniauti. Bet kadangi, kaip ir pats sakė, na, matys, kaip tik turi ką veikti ir formulėje yra ta vieta, ta platforma, ne kik, ne dar kokia tai, ne steik, saliamė. Ir tai yra ta platforma, kuris tikrai gali sakyti, ką sako apie teisės. Šokame prie paskutinės komandos, kuri šį sezoną, jau ne pirmą sezoną taip daro ir jau dar kitais metais, 2025 metais sukakos 20 metų, kai Christianas Horneris valdo Red Bull komandą ir jisai yra vienareikšmiškai ilgiausiai pradirbęs, na, didžiausią stažą turintis, na, vienoje toje pačioje komandoje nepertraukiamai vadovas būdamas, kai tuo tarpu kitas artimiausias yra Toto Wolffas Mercedes su 2013 pradėjo. Tik kabutėse 10 metų, tik 10. Tai jisai šitą Red Bull komandą, atrodo, tas jos pastovumas, stabilumas, kažkas tame yra, nes vis tiek, nu, kaip galva viską daro, taip. Taip. Negali sakyti, kad nėra įtakos. Aišku, geriausi pilotai irgi padeda ir geriausias inžinierius Adrianas Newis, kokį galima išsvajoti, irgi yra šiek tiek prisideda. Bet, na, vienareikšmiškas dominavimas ir per labai ilgą laikotarpį. Aišku, buvo, kai Mercedesas juos valgė tuo metu, kai Hamiltonas dominavo, bet jie vis grįžta į tą elitinį laikotarpį ir į sezoną, manau, tai aš net neturiu jokio klausimo, kad
jie bus antri. Nė per kur. Antri? Aš nemanau, kad jie bus antri, ta prasme, nei treti, nei ketvirti ir taip toliau. Aš manau, jokio klausimo, kad jie bus pirmi. Klausimas tik tai, kaip smarkiai jie bus pirmi. Sutikčiau su to. Visų, aišku, nelaimės tikriausiai, nes arti neįmanoma toks dalykas. Nes, pavyzdžiui, nors šiais metais, arti neįmanoma, sakau, kad šiais metais tik Singapūrė pralaimėjo. Tik Singapūrė, įsivaizduoju. Ne, manau, kad vis tiek tokios sėkmės pakartoti sunku, labai sunku, tikrai nesilažinčiau. Aš atsimenu, mes kai lažinomės, tai vien dėl sportinio intereso lažinėsi, kad visas laimės ir pats nelabai to tikėjau, bet labai nedaug truko. Bet kaip ir esam kalbėję, Singapūrė jie gavo ten į vienus vartus nuo visų, jie ten visiškai labai mažai dirbo ir Peresas, ir per treniruotės, ir kvalifikacija ir lenktynėse absoliučiai privažiavo. Gal nukirpo aštuonkikės? Jo, bet kaip paminėjai Niui, tai kaip sako visi, jo automobilis Red Bullis rieda kaip bėgiais, nesvarbu, koks reglamentas būtų, jokių problemų, nei kairė, nei dešinė, reiškia, ant posūkių nesimėto ir taip toliau, bet aišku, čia įtakos labai daug kas turi ir bolidų reguliavimui, padangos, viskas, absoliučiai visi turi dirbti. Bet 22 metais, kai reglamentas pasikeitė po 21 ir kai Mercedesai gerokai atsiliko ir kitos komandos nuo Red Bullio, va tas Red Bullio dominavimas, kad jie sugebėjo rasti išeitį į uždarą ratą, nes atsimeni, kaip 22 metais, kai mes žiūrėjome, juokėmės, kaip kratosi automobiliai, tas žemės efektas, tai prošvaisa ta vadinama atstumas dugno nuo grindį, reiškia, iki trasos buvo labai mažas, tai situacija buvo tokia, kad buvo neįmanoma važiuoti ir turėjo aukštinti Mercedesai, automobilį iškart praranda aerodinaminės savybės ir už tai daugelis komandų atsiliko, kai tuo tarpu Red Bulliai pagalba. Tai manau, kad ir toliau jie savo tos kvalifikacijos. Aš irgi nemanau, nes, bet įdomu tik kiek smarkiai, o kitas dalykas tai Peresas man dar visai įdomu. Tu minėjai, kad jisai nebus su juo pratęstas šiais metais, kad ir kaip jis nuostabiai tikriausiai važiuotų, bet net jeigu, sakykime, nors jeigu aplenktum Verstappeną, su juo būtų pratęstas. Tai iš tos pusės tai nėra neįmanoma, bet tu sakai, kad neįmanoma, aš sutinku, kad jis Verstappeną tikrai neaplenks, dabar galbūt klausimas lieka, kad kaip jis važiuos, su kokia nata jisai galimai paliks Red Bullį, ar jisai ramiai tvarkingai užbaigs ir bus patikimas nuolatinis vairuotojas, nors jis buvo antras praeitą sezoną, tai irgi negali sakyti, kad blogai. Bet daug, gal mes patys suaštrinom tą ir apskritai žiniasklaidos, tarkim, žmonės, gal mes per daug suaštrinom tą kampą, kad emocija, čia jisai labai panikuoja ir panašiai, ir daug tam dėmesio skiriam, ir realiai savo darbą atlikus, važiavo antras. Manau, kad jis panikavo, natūralus stresas buvo, ypač kai pirmą sezono dalį jis net 2 pirmas vietas paėmė. Tikrai ne pirmą trečdalį. Podiumai buvo, paskiau krito į duobę, tai tikrai pradžioje jis tikėjosi gerokai pakovoti su Verstappenu. Tai buvo ta duobė, bet manau, kad po to jisai kaip išsilygino ir dabar jis ramiai važiuos, kaip jo nenutraukta sutartis paskutiniai metai liko. Manau, kad jis ir užbaigs ir tikėtina gali būti, kad ramiai toje vietoje gali būti. Nemanau, kad jis psichologiškai stresuos dėl to, kad nesugeba aplenkti Verstappeno, nes tai kol kas tai nėra realu. Jam. Ir manau, kad jisai ramiai važiuos. Jam svarbu dar kartą garbingai išeiti su antra vieta, manau, tai yra maksimum, ką jis gali pasiekti ir po to gal netgi, jeigu dar norės važiuoti, tai gal dar pasidarys į kokią, nes natūralu, kad galbūt kitos komandos jam gal ir siūlys kažkokį kontraktą. Siūlys, nes jis patyręs, jisai geras vairuotojas. Jo. Žiūrint, kas to rinkoje bus, bet yra šansų. Jeigu jam siūlys Gasai kokie tai, tai aš nemanau, kad jis į komandą tokią, kur galėjo važiuotų, nes 2 kartus būnant antru, tikrai neblogai pasirodyti po to. Pinigų turbūt žmonėms netrūksta tokio lygio profesionalams, tai manau, pinigų jis tikrai irgi ne. Jis yra idealistas, jis nevažiuoja dėl pinigų. Sutinku šiaip. Ir kaip sakei, sriubos ant stalo skanesnės pasidėti tikrai gali.
Įdomu tai, kad kas čia įdomu, net nežinau, kas įdomu. Aš tikiuosi, kad jums buvo įdomu, nes mums, pavyzdžiui, pašnekėt, padiskutuot, kaip visos tos komandos išsidėstė ir kas galbūt potencialiai gali jų laukti šiais metais, man vėl sukelia tą tokį pozityvą, kad jau tuoj, tai čia sąlyginai už poros mėnesių, mažiau truputį. Formulė 1. Jo, tai gal dar svarbi tokia informacija, kurią norėtume pasidalinti, kad šiemet bus galima išnaudoti tik 3 jėgainės, nes tas svarbus dalykas šiaip Formulė 1 lenktynių. O tu galėdavai su bauda dar vieną pasimti? Tai baudos ir dabar su bauda, dabar tu kiek nori, bet starto pozicijų baudos buvo 4 jėgainės. Tai dabar 3 ir ir ne tik jėgainė, bet ir komponentai, tai vidaus degimo varikliai, 3 motorų generatoriai, 3 turbinos. Visi vėlesni keitimai bus baudžiami starto pozicijų praradimu. Vienos pusės čia yra tas vadinamas turbūt FIOS reikalavimas, noras, kad mažiau būtų CO2, nors jis man abejotinas, nes jeigu tu gali kuo daugiau tų variklių naudoti, tai yra CO2 išmetimas didesnis. O čia tipo tu turėsi tausot automobilius, bet tai tausot variklius, nes mažai kas norės rizikuoti, nes praktiškai 24 etapai, tai reiškia vienas variklis 8 etapams. Ir kitos jos vadinamosios dalis, turbinos ir generatoriai. Tai ką, tai gaunasi taip, kad norėdamas tausoti, nespausi iki galo, tai kas čia per lenktynę. Arba tobulins labai jau tas detalės. Tai čia tie 2 dalykai. Klimato problema, atšilimo, CO2 išmetimas ir, reiškia, lenktynės. Bet, kaip nekart daug kas yra sakę, kad Formulė 1 turi milijardas žmonių. Tikiu, negaliu netikėti, kad tiek žiūri. Tai yra kosminis dydis ir mes, sako, turim būti pavyzdys ir kalbėti apie CO2 išmetimo mažinimą. Tai suprantama, kad pasaulio mastų, šalių mastų pati formulė, tai ten juokingi dydžiai to CO2, bet kai tu esi ambasadorius kažko, tai tu turi daryti tuos dalykus vardan aukoti kažką. Ir visą atmosferiniai varikliai čia mažinti kiemo planai. Aš nežinau, kaip tu manai. Aš pakirpčiau, aš tai sutinku, nes yra svarbesnių dalykų negu tik lenktynės. Tai mes turim tikrai, kaip sakė, atstovauti tas pozicijas. Formulė 1 ypač kaip ambasadorius to dalyko, bet aš turiu vieną pasiūlymą dėl atmosferinių variklių skleidžiamo garso. Mano pirmoji mašina, kurią nupirko man tėvai, buvo Renault Megane 2000 metų. Buvo realiai 99 metų galiai buvo pagaminta, bet skaitėsi jau 2000 metų modelis, nes išėjo į rinką. Atsimenu vieną kartą dardant, tarp kitko, Mažvydo gatve, kaip ir mano vardas Pilaitėje. Aš užvažiavau ant gulinčio policininko ir man nukrito mano liaudiškai tariamas glušas, tai duslintuvas. Ir man padėjo tada susitvarkyti atvažiavęs pažįstamas žmogus. Ir kurį laiką aš važiavau su juo tiesiog, kad nekabėtų, buvo pririštas, bet kol sutvarkiau, jisai buvo man visas kiauras ir realiai pro jį niekas nėjo. Bet aš tada jaučiuosi, lyg vairuočiau Lamborghini, nes riaumojo, tai neblogai tas ir Renault. Tai aš tiesiog siūlyčiau duslintuvus išimti arba prakiurdyti strateginėse vietose. Ir tada garsas bus nuo. Neklis Taunas, buvęs Formulės 1 teisių valdytojas prieš parduodant Liberty Media, irgi labai neigiamai kalbėjo apie visus šitos ėjimus link tvarumo. Vadingas tas žodis darnumo, CO2 išmetimo mažinimo, tai jisai buvo prieš, pamatė, kad, sakykime, negalima nieko pakeisti, dėl to garsas lygiai taip pat sakė, dėkime dūdas ant nepradurti, kaip tu sakai, ar nuimti skylės, ar nuimti skylę, bet įsivaizduoju, Valtornas iki šiol specialiai ir ten eina gražus ir geras didelis garsas. Tai šiaip mes turim tokių idėjų Formulė 1, jeigu žiūrit, ponai valdytojai, tai susitikit su mumis ir YouTube'os žinutės, tai mes jums parduosim licenciją į tas idėjas. Bet kokiu atveju, manau, kad reikia eiti toliau džiaugtis likusiu savaitgaliu, jūs pamatysite šitą
įrašą pirmadienį nuo 12 valandos. Mes esam precizikos karaliai, sakė Formulės 1 komandos. Ką veiksi šiandien? Nieko. Mėgausiuos likusiu savaitgaliu ir džiaugsiuos tai, kad pavyko vėl su jumis susitikti, pabendrauti ir laukite ne tik mūsų jo pasirodymo, bet ir eilinių mūsų šortų pradedantiesiams. Taip, todėl linkime ir jums. Dabar jau gero pirmadienio, geros likusios darbo dienos, nors dar tik pusė jos praėjo tikriausiai, jeigu dirbat standartai tokiu režimu. Bet kokiu atveju susitiksime, krabai ropoja, pergalė bus mūsų. Pergalė bus mūsų.